Labą rytą. Už 40 minučių eisim žaidant vaikų. Nusiprūsiam, pasportuojam ir keliam. Vaikstam dėl žadintuvus. Vienas kabanosus valgo, kitas aklą vištą žaidžia, kitas kortom. Labas rytas. Atsikėlėm? Keliamės. Sveikas. Labas rytas, keliamės. Kur jūs krosą bėgat? Yra planas, kiekvieną dieną bus viskas, nieko naujo nebus, nebent visi treneriai kažką pasakys, bet susitarė. Ai, tai tada galim telefoną. O visi be telefonų, be žadintuvo atsikėlė pusvalandį anksčiau. Tai net nereikėjo kelt. Kietai. Tų miltelių biški. Svarbu neperdozuot. Perdozuot. Tų miltelių, tų elektrolitų. Va, žiūrėkit, čia yra Rokas, čia yra Nojus, čia yra Markas, Matas prabėgo ir gražuolis mūsų Tulikas. O čia aš. Tai šiandieną mes darysim tokį eksperimentą, ateikit. Batų mūšį. Jūs kavosik su batais. Nu, kavokik. O kiek kainuojanai? Mano tėtis uždirba daug. O galiu įfilmuoti su ją video. Ir galiu įdėti į tų. Galėsi pibėti. Ai, bet žinai, dar baidis koks. Kuris dabar iš 7 aukšto ėjo ir liftą spaudė? Aš iš 8-ojo to neužsakau. Iš 8 spaudė liftą, ne? Supratau, gerai. Ne, dėl lifto negalima, nes matot, mes turim vieną suložintą trenerį. Jam labai reikalingas liftas. Dar kitas dalykas, tualetai. Kaip reikia tvarkingai įsisioti? Reikia dangtį pakelt ar nuleisti? Tai kodėl jisai nuleisti? Turi merginą, kuriai nemalonu galbūt sėsti. Tai prieš įsiojant pakeliam, tvarkingai viską padarom, gerai? Jeigu apsisiojam, nuvalom. Laiką grįžus, aš laiką privalau rankas nusiplauti, gerai? Aš keturiu solo. Solo tu. Solo mes visi kartu. Patikrinam, kad šiandien pusryčiams labas rytas. Surelis. Taip. Viską imkite. Vieną tą. Vieną šokoladų kardu. Jeigu kam mažą cukrų. Nerealu. Aukštas pilotažas. Latė, košytė su braškė. Nu, šlapenkytės biškė kažkiek tais. Vaikai, ar skanu? Nu, Lukutė. Biutenį. Skanaus. Šiandien treniruotė pagrindiniam Visagino stadione. Čia žaisim vakarais, čia treniruosimės rytais. Tai kaip jūs nešat? Išvirkščiai. Susimesk dabar į tą tašę daiktus, paimk tašę kartu ir nusinešit. Įsidėk, nusinešit, išsiimsi. Smagiausia vaikam treniruotė, galimai. 1 prieš 1, kūryba. Pažiūrėsim, kuris čia kiečiausias. O dar parodyk kubliuką. Patraukiam, išsivedam.
peržengimas, atiduodam. Varomės ir su kairė koja tą patį padarom. Patraukiam, su dešinė išsivedam. Oi, super. Eliau bandyk gatim. Oi, Mažvydai ant judesio šaunuolis, kitas. Taip, džiugai. Taip, super, šaunuolis ir dar super. Bravo, džiugai, šaunuolis, gražu žiūrėti. Iš pradžių buvo 2-1, o paskui iki 9-2. Po treniruočių ką darai? Prasitempiu. Yra mekas. O treneris Deividas. Liuksas. Posūkį iš jo. Būna savo jų. Ačiū. Keliai. Įtupiam. Jeigu negali, šiek tiek mažiau, bet mano kulnas turi būti ant žemės. Taip. Nugarytės tiesios. Kojytė. Kita kojytė. Taip. Mano kelienai. Taip, bet labai skauda. Taip. Nusileidžiam. Palaikom dabar. Palaikom. Jei norėtum nuo čia užsukti į 9, tai reikėtų mušti iš vis ten. Lygas! Da, paims. Ja. Visi žiūri į mane lyg aš nežinau, kažką. Tai būčiau kaip Nunezas, tai Vartelius prie bagažinės, visą kitą čia iš šono mašinos, gerai? Antras stovyklos treniruotė baigėsi. Iškart jaučiasi ant kiek skirtumus. Kaip jau šiek tiek pasibuvom ilgiau, permegojom, visi atrodo susikaupę, imlus ir žymiai lengviau dirbti tiesiog su jais. Ir aišku, jam naudingiau, nes klauso, stengiasi, atlieka, ko paprašai. Tai labai džiaugiamės už tai. Laminio malą, jau. Matai, spėk kas? Oi. Nu, susilaikysim šį kartą. Oi, klinikų. Čia saks treneris Deividas. Gal kažkas iš klinikos manęs ieškojo tada. Nu, nežinau. Žinokit, sveikas esu, viskas man puiku. Ačiū tau, gražios dienos. Iki. Į kliniką. Viens. Kaip parūpinus kiekvienu žmogum. Mane va taip individualiai paskambino, ar tai gerai jauties, sako. Taip, sumaišęs. Bet čia būna prieš 39 metų. Čia prevencija daro. Prieš 39 metų čia prasideda tie dalykai, prevencija daro tiesiog. Ir žinai, kas yra, dar mane terrorizuoja. Aš šiandien jau daviau šiandieną jau aukštesnį pažymį ir manęs klausė, tai kodėl ne 10, ko trūksta iki 10. Pas man viskas jau sudėta, viskas gražiai, po kroso šiandien jau prasidėjo mankštą. 125 atsispaudimus, presui, prasidėjus, naudėm. 4 kartai po 25. Gerai, mes darysim. 5. Žiūrėk, Deivid. Nusprendėm vakarais vaikam neduoti telefonų, nes paskui labai sunku jas sukontroliuoti būna. Tai dabar vidury dienos davėm, kad susisiektų su tėveliais, pakalbėtų, kad geriau jaustųsi. Ir tada vėl surinksim ir nebegaus iki rytojaus. Su stovyklos draugais turi bendrauti, nereikia čia tų telefonų, tokia gamta aplinkui ir galima kažką linksmesnio sukovoti vietoj to. Biškai mėgelis jau. Mėgelis. Antrą dieną sunku įsivažiuoti. Skanu? Viskas gerai? Nieko netrūksta? Ne, labai skanu. Gerai, super. Apkandžiojo vaikus reikės nuo įkandimų vaistų važiuoti pirkti. Du variantai yra, kur eiti, ar tenai tą taką pažintinį, ar geriau jį apleistą pastatą. Apleistas geriau? Ką? Tikrai apleistas. Ne, bet jeigu rimtai, galima eiti geriau link ežero, yra ten žaidimų aikštelė gal tokių. Jūs eisit, pasivaikščiot ir gersit sultis. Rimprys, mano numeris. Mes su Mindaugu nuvažiavome į parduotuvę, dabar kiti treneriai vaikšto su vaikais po parką prie ežero. Stovyklose labai svarbu, aišku, laikytis to plano, bet geriausiai dienos eigą
nuspręsti iš impulsyvumo, iš jų nuotaikos, savijautos ir kaip elgesi. Jeigu nėra energijos, turim kažką keisti, kažką galvoti, perdėlioti. Tai ką aš noriu pasakyti, kad turim planus, bet eigą pačią dienos mes koreguojam, priklauso. Pavyzdžiui, mes šiandien vakariniai daly, treniruotėjai, mes keisim treniruotės dalį, mes pusę duosim pratimam, o kitą pusę vien futbolui. Turim atrasti auksinį viduriuką, kad tiktų ir patiktų jiem, kad nesuskūstų, tiek ir mum atgal tas grįžta, nes jie visai kitaip į mus žiūri tada, kaip į trenerius. Vertink, žiūriu, vertink. Gerai. Išgerėt pusmetėm? Galiu apie šitą gėrimą Ką? parekomenduoti. Rekomenduok. Šitas gėrimas labai tinka solo stovyklai. Jis yra elektrolitų Elektrogeneratorius. Geriausias solo stovyklai tinkamas gėrimas. Tai rekomenduoju nusipirkti miltelių Lietuvoje. Tokių. Gerai, šaunuolį, tai vaibų. Negali nuvažiuoti. Čia turėtume kiekvienam vaikui žiūrėti GoPro, nes aš čia tiek praleidžiu dalykų, jūs neįsivaizduojat. Jeigu nepaimu kameros rankas, kažkas nutinka. Nu, bet vis tiek, kažkokiu tai momentu pagausim. Ant kiek vaikai to savo turi vaizduoti, nu, man sunku suvokti. Aišku, mes visi tokie buvom, bet, nu, kosmosas. Kamuoliai laksto, pamažina. Tiek jie moka tą nuotaiką mum keist, aišku, būna ir sukelia kažkokį pyktį, kažkokią irzulį, bet viską nuplauna jų tą charizmą ir tą jų gerą emociją, kur kai jie pamąsto kažkokių dalykų, kur net nesuvokia, kartais net nepamatai, nes per daug paprastai tie dalykai atrodo. Vakarinė treniruotė, pasižaisim. Įdomesni užsiėmimai Visagine. Nežinau, kam čia tokių užsiėmimų reikia. Palei Baltarusijos sieną, bet, nu, nežinau, kažko nežinom gal. Išlendi, stabdomas ir smūgis. Va šitaip turi būti, bravo. Hop. Ui, oi, 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 oi. Taip. Taip. Kitas, op, važiuojam. Ir geras perdavimas. Oi, oi, oi. Taip, Elijau, smūgis. Olė! Ką? 1-0, tai džiaugiesi? Labai gerai. Atsargiai, atsargiai, atsargiai! Stojam tenai visi, tikslas nueiti tenai greičiau tos krūmus. Jo. Kas į mane metė? Redline! Pim! Į galą. Į galą, į galą, į galą. Kočinskas. Į galą. Bet ir tu turit nejudėti, jeigu krenta bombytė. Į galą, į galą. Į galą, į galą, į galą, į galą, į galą. Kameristas, pritraukiam. Oba, oi, atsiprašau.
Nu, Kiprai, kaip gyveni, kaip laikais? Normaliai. Ką norėtum tėveliam pasakyti? Kad neverktų. Kad neverktų, ne? Ką norėtum draugam pasakyti, kurie žiūri? Kad atvažiuotų į šitą stovyklą, pabandytų. Kipras kviečia jūsų stovyklą, taip? Taip. Nu, Mažvydai, kaip treniruotės patinka? Man treniruotės visai patinka. Atsipalaiduok, taigi čia viskas gerai, čia... Man patinka. Patinka, ne? Patinka treneriai. Treneriai patinka. Kuris griežčiausias treneris? Deividas, žinau. Nu, kaip vartininkai gyvena? Gerai. Kaip leidžiat laiką treniruotėse? Gerai. Speikbolą žaidžiat, ne? Jo. Patinka speikbolas? Tai jo. O kaip speikbolas lietuviškai, žinai gal? Sviet kažkas. Sviet? Nežinau. Kamuolys. Ne. Bet... Taip, bet yra lietuviškai. A jo patarimas visiems. Nepameskite daiktų kaip Mažvydas. Ir rokas. Stop. Ir rokas. Speikbol yra smūginis. Speikbol. Smūginis kamuolys. Smūginis, taip lietuviškai. Smūginiai kamuoliai. Speikbolas yra smūginis lietuviškai. Belingamas patinka labiausiai, ar ne? Rodrygo. Ronaldo patinka. Ronaldo patinka. Kuris treneris prašiausias? Šiaip visi yra geri. Visi geri? Nėra prašiausia. Va čia tai atsakymus gerbiu, daug žaibu. Nu, Rokai, kaip gyveni? Gerai. Viskas gerai? Taip. Kaip kambariokai, nesimuša? Ne. Tik Matas biški trukdo miegoti. Trukdome. Knarkia? Ne. Su Marku šokinėja, ten ploja, negaliu užmigti. Neduoda miegota, ne? Ramybės neduoda. Tai ką siūlai daryti mums? Nieko. Gal paprotinta, ne? Priprasi. Priprasi? Taip. Tai gal jie turėtų pripras prie tavo rutinos. Ką norėtum pasakyti treneriui Mindaugai? Būtų geresnis daugiau mokytų. Mindaugai buvo geresnis ir daugiau mokyk. Bet čia viskas gerai? Gerai, supratau. Kad buvo labai skanu. Oi, nešlubuok, tai filmuoja. Man čia Ką tau skauda? Pasakau, kažkas skauda, kai 60 metų seniai. Man 9 tiek neskauda kaip tau. Pasitai kalintą stovyklą jau tau. Atsimenu 3. Atsimeni 3, ne? Jo. Bet kažkada buvo Šarytė, ne? Pirmoji stovyklai, bet irgi mamytės pasilgo. Jo. Buvo, ne? Visai sklandžiai praėjo dieną šį kartą. Kažkaip įsivažiavom ir patys mes, nes pirmą dieną tai balaganas atrodo visur turi spėti, viską sutvarkyti, viską sužiūrėti, viską labai daug ir pats pasimetėjau, ką turi padaryti. O dabar jau viskas sustyguota, jau tvarkingai, žinom, kas už ką atsakingas, susidirbom jau iš karto labai gerai. Tyliai! Čia stovi aš čia stovi, tu stovi mes visi kartu, kai mūsų daug, mes ir tik kaip vienas už visų ir visi už vieną. Kiemas, čia yra mano kiemas. Aha, kiemas, čia yra mano kiemas. Šalin rankas. Jūs turėtume ten dvigubą algą mokėti. Cipimai, rekimai, klikimai. Jūs pavyzdžiui, žinot, kas yra vaikas plus cukrus? Lygu kas? Lygu hiperaktyvus vaikas. Tai čia ant vakaro, kad cukraus gaus, tai treneriam į naudą tikrai nebus. Bet šitoj salėje tai neįmanoma, tos aidos, klikimai. Mes kartais Tai dabar pakelkit pavyzdžiui rankas, kas labai jaudinasi prieš varžybas. Matot, apsidairykit. Taip pat galim pabandyti. Pabandom. Įkvepiam. 1, 2,
2, 3, 4, laikom. Iškvepiam, bet dar pučiam. Gerai. Nepataikė į vartus ir susinervinęs ateina pas mane ir kažką sako. Action! Kaip aš nepataikiau. Viskas gerai, kitą kartą pataikysi. Čia normalu. Gerai, Visada supratau. taip nutinka. Action! Ai! Kas tau? Gerai! Eik, šiandien Aleks, tu turi raminti. Aleks, turi. Tai pasižiūrėk, patelė, tau pataikytų į koją. Ką tu darytum? Nebūna futbole, kad taip nebūna. Jo, visiems būna. Ai, nu gerai, iš tikrųjų, gal tu netyčia? Smurto psichologija baigęs. Antra diena closed. Susitiksim trečioj dienoj. Nežinau dar kaip darysiu, kiek bus serijų. 3, 4, 5, nežinau jau. Gerai, susimatysim rytoj.